Ar jūs kada, pagalvokite prašau, ar jūs kada nors svajojote keliauti ir pamatyti pasaulį savo akimis, ne televizoriaus ekrane? Tam būtina turėti 3 paprastus dalykus – laiką, pinigus ir sveikatą. Šiandien aš kalbėsiu su jumis apie tai, kaip gauti visus tos dalykus, išliekant sveikiems ir laimingiems. Mūsų seminaras susidės iš 2 dalių. Pirmoji dalis bus nukreipta į sveikatą, antroji dalis į finansus, į skaičius. Taigi, kam įdomu išklausyti apie verslą, prašau, likite su mumis iki galo. Taigi mes jūs pakvietėme į finansinį seminarą tam, kad jūs galėtumėte pagerinti savo fizinę ir finansinę būklę. Šiandien mes daug kalbėsime apie pinigus, apie tai, kaip užsidirbti pinigų. Kalbėsime apie tai, kaip įmanoma, dirbant namuose, kurti nuolat augančias pajamas. Ir tiesą sakant, mes esame organizacija Happy Together, laimingi visi kartu. Mes esame žmonių grupė, kurie motyvuoti ir orientuoti į sėkmę. Ir mes ieškome tokių pat žmonių. Ir jūs tikriausiai savo draugų tarpe pažįstate tokių žmonių, kurie norėtų geriau atrodyti, geriau jaustis, ilgiau gyventi, ir tokių žmonių, kurie norėtų tapti finansiškai nepriklausomi. Finansinė nepriklausomybė iš tikrųjų yra įmanoma, jeigu jūs išmoksite finansiškai vystytis nestabilioje ekonomikoje. Užsirašykite tai, prašom. Kaip užtikrinti papildomas pajamas, nenutraukiant pagrindinės veiklos? Aš žinau, kad daugelis jūsų tęsia pagrindinį darbą, kadangi darbas mums visiems reikalingas. Todėl mes apmokysime jūs, kaip sukurti papildomas pajamas. Mes papasakosime jums, kaip dalyvaujant mūsų finansiniuose seminaruose, paprasti žmonės tampa finansiškai stiprus dirbant namuose. Jeigu jūs norite visą gyvenimą dirbti kažkam, tai jūsų reikalas. Jeigu ne, tai mūsų verslas. Šiandien jūs greta viso to, apie ką jūs kada nors svajojote. Sveiki dar kartą. Mano vardas Olga Grigienė. Šiandien aš norėčiau supažindinti jūsų programą, kuri pakeitė mano gyvenimą ir 10 000 žmonių gyvenimą. Ir sekančios 30, galbūt 40, 50 minučių. Tai priklausys nuo to, kiek jūs turėsite klausimų. Tikriausiai gali pakeisti visą jūsų gyvenimą. Keletą žodžių apie save. Man 43 metai. Aš gimiau ir gyvenu Vilniuje. Ir esu įsitikinusi, kad kiekvienas žmogus gali atrasti savo laimę ir atlikti savo misiją gimtinėje. Kaip ir visi kiti žmonės, gyvenantis Tarybų Sąjungoje, aš mokiausi, studijavau, turėjau valstybinį darbą, elgiausi taip, kaip mane mokino šeimoje ir mokykloje. Reikia gerai mokytis, labai atsakingai dirbti, tam, kad gerai gyventi. Bet laikui bėgant politika ir ekonomika keitėsi, aš susipažinau su MLM industrija dar 1996 metais. Man ji labai patiko, kadangi galima užsidirbti papildomų pajamų, turėti geras prekes nemokamai ir būti žvaigždė. Tačiau mūsų namai pavirto sandėliu nuo visų šitų prekių. Ir man reikėjo pabaigti tą verslą. Paskutinius 5 metus dirbau draudimo tarpininkė, kadangi auginau mažą sūnelį ir man reikėjo laisvo laiko. Dirbau daug ir sėkmingai ir visada buvau dėkinga, kad dirbu būtent tokį darbą. Tačiau poreikiai augo, sąskaitos taip pat. Ir mano uždirbtų pinigų užtekdavo vien sąskaitų, kreditų ir mokesčių apmokėjimui. Ir mane pradėjo bauginti klausimas, kiek nebedirbčiau, negaliu sau leisti nusipirkti visko, ko norėčiau. Ir to labiau nieko negalėsiu palikti savo vaikams. Ir vieną gražią dieną, prieš 4 mėnesius, man papasakojo apie galimybę. Ir aš išgirdau tik 2 žodžius – vanduo ir online. Tai buvo informacija apie šitą programą. Ir aš iš karto priėmiau sprendimą, kadangi supratau, kad patenku į pačią sparčiausiai besivystančią geriamojo vandens industriją. Todėl, kad kiekvienas žmogus žemėje, kiekvienoje šalyje geria vandenį ir gers jį visada.
Man patiko idėja, kad įmanoma neišeinant iš namų per internetą ieškoti savo partnerius, klientus, bendraminčius ir svarbiausiai mokytis. Ir aš esu laiminga kiekvieną minutę, kadangi visa šeima mes geriame pačios geriausios kokybės vandenį, jaučiamės puikiai, tikrai pasitaisę kai kurios problemos, pavyzdžiui, vyresnio sūnaus sunormalėjo kraujospūdis, jaunesnis sūnus sumažėjo jo svoris, jisai beveik atsisakė saldumynų, pagerėjo mano miego kokybė ir aišku, oda, visi pažįstami jau pradeda pastebėti, kad oda, aš nebuvau, aišku, niekad tokia baisi, aš gerai, pakankamai gerai atrodau ir jaučiuosi, tačiau tikrai pastebi žmonės, kad oda keičiasi. Ir kas džiugu, aš lieku mama ir būnant namie kuriu savo verslą. Per 4 mėnesius jau vystosi 4 šalyse. Visa mano kūryba ir energija nukreipta į mano užtikrintos ateities kūrimą. Ir aš esu, aišku, laiminga. Dabar norėčiau jūs paklausti, kokios yra jūsų svajonės ir kas labiausiai jūs domina, kas labiausiai jūs vilioja. Ar norėtųsi turėti daugiau pinigų? Atsakykite savo, nes aš neturiu galimybės kiekvieną jūsų paklausti. Ar norėtumėte turėti daugiau pinigų? Taip ar ne? Ar norėtumėte turėti daugiau laisvo laiko, laisvės ir žinoma sveikatos ir laimės? Todėl, kad laimė yra būtent tada, kai mes turime pinigų, laiko, laisvę ir sveikatą. Realybė tokia, kad šiandien labai daug žmonių prarado darbą. Juolab praranda ją kiekvieną dieną, kiekvienoje pasaulio šalyje. Ir tai mus priverčia taupyti pinigus. Mums trūksta pinigų, mums trūksta laiko gyvenimui. Dėl to atsiranda nerimas, įtampa, neaiškumai, stresai ir kaip pasekmės lygos. Ir daugelio žmonių gyvenimas tampa panašus į atrakcioną, tokį, kurį jūs matote ekrane, amerikietiškus kalnelius. Realybė tokia, kad šiandien iš 100 žmonių gyvenančių pasaulyje tik tai 4 procentai pasiekia finansinės nepriklausomybės. Ir tai yra nuosavo verslo turėtojai. Šiandien mes pakvietėme jūs į finansinį seminarą tam, kad jūs sužinotumėte apie tai, kuo mes užsiiminėjame. Kad jūs sužinotumėte apie mūsų verslą. Padaryk ką nors. Pakeisk savo gyvenimą. Jūs klausėte kaip? Mes atsakome labai paprastai. Todėl, kad tai, ko mes užsiimame, jūs darote kasdien. Tačiau mes už tai gauname pinigus. Kaip tai įmanoma? Todėl, kad kiekvienam žmogui, kokioje pasaulio šalyje jis begyventų, gyvybiškai reikalingas vanduo. Be vandens gyvenimas žemėje neįmanomas, bet daugelis pamiršta apie tai ir pakeičia vandenį į kavą, arbatą, kompotus ir kitokius gėrimus. Tačiau vanduo yra sveikiausias energetinis gėrimas. Šiandien aš jums papasakosiu apie programos kūrėjus ir apie pačią programą, kuri mums padeda gerti aukščiausios kokybės vandenį. Ron Howell, kompanijos prezidentas, Dan Putnam, taip pat kompanijos įkūrėjas. Pagalvokime, atsirado teisinga kompanija, tačiau kodėl ji teisinga, jūs sužinosite po kelių minučių. Sutinkama produkcija, tinkamu laiku. Ir mes turime teisingas priežastis padėti kiekvienam žmogui būti sveikam ir turtingam. Kompanijos pavadinimas Xumo Worldwide. Ji buvo įkurta, užsirašykite prašom, 2005 gegužės 5 dieną Amerikos Jungtinėse valstijose Hamptono mieste Virdžinijoje. Xumo buvo įkurta 15 metų sėkmingai veikiančios kompanijos pagrindu. Šiandien Xumo vystosi daugiau nei 60 pasaulio šalių. Ir jeigu jūs šiandien ieškote programos, kuri reikalinga kiekvienam be išimties, tai Xumo Worldwide. Jeigu jūs šiandien ieškote programos, kuri turi gilias tradicijas ir rytoj neišnyks, tai Xumo Worldwide. Ir jeigu jūs ieškote programos, kuri rinkoje yra nauja ir reikalinga absoliučiai kiekvienam be išimties, tai Xumo Worldwide. Ar jums įdomu, su kuogi mes dirbame? Gyvybės vanduo, sėkmės vanduo.
Sėkmės formulė sukurta būtent jums. Pristatome produktą transformuojantį vandenį. Bet kokį vandenį. Iš šulinio, filtruotą, pirktą buteliuose, taipogi vandenį iš po krano. Kompanija siūlo mums nedidelį paketėlį, jūs matote štai jisai, panašų į arbatos, bet vietoje arbatžolių jame yra organinių jūros mineralų kompleksas tokių kaip, užsirašykite tai, tokių kaip koralo kalcis, kalis, magnis, sidabras, askorbo rūgštis ir daugiau nei 70 elektrolitų mikroelementų, kurie yra gyvybiškai svarbus mūsų organizmui. Kiekvienam iš mūsų kompanija atsiunčia tokį buteliuką, jūs jį matote irgi. Jūs turėsite pripildyti į tokiu vandeniu, kurį jūs dabar geriate, atsimenate, kurį aš išvardėjau, pirktinį buteliuose, filtruotą arba net iš po krano. Įdedate vieną pakelį su X2O į tą vandenį, kurį jūs šiandien įpilėte į buteliuką, sukratote ir geriate transformuotą vandenį. Kodėl tai svarbu? Dažnai žmonės paklausia, mes nesuprantame, koks skirtumas, dėl ko mums tai reikalinga. Aš visada atsakau, jūs turbūt žinote, o gal ir ne, kad smarkus pramonės vystymasis, upių ir vandens telkinių užterštumas techninėmis atliekomis ir žemės prisotinimas sunkiaisiais metalais daro geriamojo vandens problemą labai aktualią. Miesto filtrai nesugeba filtruoti visą tą toksiškumą, todėl mūsų kranuose toks mažiukas vandens lašas turi didelį kiekį toksinų. Ir štai tas užterštas vanduo skatina nuo 70 iki 80 visų susirgymų, žinomų susirgymų ir 30% pagreitina senėjimo procesą. Pagalvokite, ar jūs norėtumėte anksčiau laiko susenti? Aš jokių būdų. Štai kodėl šiandien planetos gyventojai suvartoja virš milijono vandens butelių kiekvieną dieną gyvybės palaikymui. Ir žmonės tiki, kad perkant vandenį buteliuose jie geria švariausią ir puikiausią vandenį. Aš tikiuosi, jūs suprantate, jeigu vanduo buvo filtruotas, netgi nestipriai, jame jau nebeliks tiek daug toksinų, tačiau jame nebeliks ir mikroelementų, kurių reikalauja mūsų organizmas. Tikiuosi, jūs tai suprantate. Toliau, kai vanduo ilgai išbūna plastikiniuose buteliuose, plastikas išskiria nuodingų medžiagų į vandenį, todėl vanduo pasidaro prastos kokybės ir žmonės geria praktiškai negyvą vandenį. Jie jį geria, leidžia pinigus negyvam vandeniui ir lieka netekę vandens, dehidratuoti. Užsirašykite tai. Paklausite, kaip tai įmanoma, jūs tuoj sužinosite. Parūgštėja su mineralų trūkumo organizme, linkia įvairiems susirgymams. Ir vėlgi, mes turime visų šitų problemų sprendimą. Mes užsiimame vandens terapiją ir organizmo mineralizavimu Extreme X2O pagalba. Kiekvienam iš jūsų kompanija išsiunčia buteliuką, jūs jį matote, jis pagamintas iš labai kokybiškos medžiagos, jūs jį pripildote tokiu vandeniu, kurį dabar vartojate, prisiminkime, tai gali būti filtruotas, pirktas buteliuose ir netgi vanduo iš po krano. Jūs užpildėte buteliuką vandeniu, įdedate vieną pakelį su Extreme X2O į vandenį, gerai sukratote ir po 5 minučių geriate vandenį, kurį visų pirma, užsirašykite prašom, išvalo jūsų organizmą, drėkina, hidratuoja kiekvieną ląstelę, normalizuoja šarminį balansą, mineralizuoja organizmą ir neutralizuoja chlorą. Jeigu jūs norėsite sužinoti smulkiau apie produktą, kaip jis veikia, jūs galėsite ateiti į paskaitą, kur smulkiau pasakojame apie produktą. Taigi, Extreme X2O vartojimas padės jūsų organizmui pasipriešinti artritui, širdies ir kraujagyslių susirgymams, išvalyti kepenis, inkstus, žarnyną,
didinti deguonies kiekį kraujyje, X2O padidina sąnarių ir raumenų lankstumą, normalizuoja cukraus kiekį kraujyje, kraujospūdį. Tai kova su odos onkologiniais susirgimais ir daugeliu kitų ligų. Nepriverskite savo organizmą kentėti nuo troškulio. Pagalvokite, jeigu jūsų kūnas ir mano kūnas taip pat susidaro iš 72% vandens, smegenys iš 90% vandens, kraujas iš 90% vandens, pagalvokite, iš kokio vandens jūs norėtumėte susidaryti. Todėl mes siūlome žmonėms priedo prie to vandens, kurį jie geria, kūrą galima pasakyti, kuris teiks organizmui energijos, mikroelementus, padės jam išsivalyti ir atsistatyti, o tai jaunystė ir ilgaamžiškumas. Geriau vieną kartą pamatyti, negu 100 kartų išgirsti. Dabar jūs matote ekrane kraujo tyrimo po mikroskopu nuotrauką. Jūs matote, kad pas žmogų, kuris gėrė paprastą vandenį, visos ląstelės sulypę, lyg sliekai. Jam buvo pasiūlyta atsigerti vandens, praturtinto Extreme X2 ir lygiai po 30 minučių pakartojo tyrimą. Ir jūs matote tą patį žmogų. Galima pasakyti, kad čia kitas žmogus. Ląstelės laisvai juda kraujyje. Matote? Laisvai patenka mikroelementai ir deguonis. Todėl mes atsakingai galime jums pareikšti, kad jūs nesergate, jūs tiesiog geriate netinkamą vandenį. Aš jums šiandien truputį papasakojau apie šarminį vandenį praturtintą mineralais, kuris efektingai hidratuoja, drėkina jūsų kūną. Jeigu jūs norėtumėte gauti išsamesnės informacijos, užeikite į to žmogaus websaitą, kuris pakvietė jūs į mūsų finansinį seminarą. Bet geriau būtų, jeigu jūs ateitumėte į specialią paskaitą skirtą produktui. Pažiūrėkite mūsų tvarkaraštį, paklauskite vėlgi to žmogaus, kuris jūs čia pakvietė. Pas mus praktiškai kiekvieną dieną vyksta konferencijos. Kai kurios jų skirtos finansams, kai kurios skirtos produkcijai. Taigi pasirinkite tą temą, kuri jūs daugiau domina ir ateikite, sužinokite, gaukite informacijos. Šiandien norėčiau jums pristatyti dar vieną svarbų produktą, kurį taip pat siūlo kompanija Xuma Worldwide. Ir kogi jis svarbus? Aš jums atsakysiu. Dabartinėme pasaulyje dažniausiai paplitę du nusiskundimai – atminties pablogėjimas ir energijos trūkumas. Ir jūs tikriausiai patys pastebėjote, kad tampate užmaršus, tai raktus pamiršote, tai nusipirkti kai ką parduotuvėje, tai pasveikinti savo draugus. Ir tai atsitinka ne tik jums ar jūsų tėvams, bet kas baisiausiai, tai atsitinka ir mūsų vaikams. Deja, šitie simptomai progresuoja ir labai daug žmonių į senatvę pilnai praranda atmintį. Taigi, Amerikoje gyvena gydytojas Kyle Smith, jūs matote jo nuotrauką, kuri jaudino klausimas, kodėl žmonės tampa užmaršus, kas tai skatina. Jis aptiko tai, kad mūsų smegenys negauna tam tikrų medžiagų. Jis atrado tas medžiagas ir aprašė savo knygoje Brighter Mind – šviesesnis protas. Ta knyga jau skaito visas pasaulis. Šioje knygoje jis aprašė tas naudingas medžiagas, kurios maitina mūsų smegenis. Tų medžiagų pagrindų jis sukūrė produktą, preparatą, maitinantį smegenis. Tas preparatas buvo parduotas per Amerikos televiziją už $200 milijonų. Užsirašykite tą sumą, todėl kad tai labai didelė suma. Galite įsivaizduoti, kokį populiarumą turi šiandien Kyle Smith Šiaurės Amerikoje ir visame pasaulyje. Dėka to preparato jis tapo labai turtingu žmogumi. Bet dabar tą preparatą neįmanoma užsisakyti per radiją ar televiziją, todėl kad šiai dienai du milžinai susivienijo ir jūs matote, Kyle Smith susijungė su Xuma Worldwide prezidentu, misteriu Ron Howell,
ir šiandien šitą produktą, kuris maitina smegenis, galima užsisakyti tik tai per mūsų programą. Pirmą pasaulyje mąstantį energetinį gėrimą, sukurta natūralių ingredientų pagrindu, jūs galite užsisakyti per kompaniją Xumo Worldwide. Jo pavadinimas Focus Up. Gėrimas, kuris kelia energijos lygį, gerina dėmesio koncentraciją, atminties funkciją ir bet kokios veiklos kokybės. Jeigu jūs norėtumėte pagerinti protinę veiklą, atminties funkciją, mes siūlome jums Focus Up. Jūs matote jį ekrane. Štai toks paketėlis, kurį reikia praplėšti ir išberti į tą vandenį buteliuką, kuris jau prisotintas mineralais. Sukratote jį gerai ir geriate. Įberk, sukrėsk ir gerk. Tai jūsų kūnas. Gerkite saikingai. Xumo Worldwide turi daug įvairios produkcijos. Šiandien mūsų tema yra finansai. Dėl to aš dabar nepasakosiu jums apie kiekvieną produktą, kurį siūlo kompanija. Šiandien aš jums papasakojau apie X-Trim X2O, jūros mineralų kompleksą gerinantį vandens kokybę ir apie mąstantį gėrimą Focus Up. Taip pat mes turime svorį mažinančią programą, turime antioksidantus, kūno ir veido odos priežiūros programą, multivitaminus, mineralus, enzimus, tai yra daugybė produktų. Tačiau pagrindinis produktas, apie kurį aš nuolat galiu pasakoti ir nepavargti, su kuriuo aš asmeniškai labai mėgstu dirbti, tai produktas, paverčiantis negyvą vandenį gyvuoju, kuris reikalingas visiems žmonėms, be išimties ir mažiems, ir suaugusiems. Kompanijos produkcija priklauso sveikatos ir gerovės industrijai. Anglų kalba tai vadinasi wellness industrija, nuo žodžio well, kada pas jūs viskas tvarkoj ir sveikatos, ir finansų atžvilgių. Tarp kitko, wellness industrija greitai pralenks sveikatos apsaugos industriją, todėl kad daugelis žmonių nori užsiimti susirgimų profilaktiką. Kiti išvengti operacijų, kadangi supranta, kad jų kūnai po operacijos jau nebeliks tokie patys. Daugelis žmonių šiandien ieško tokių produktų, kurie padėtų jiems geriau atrodyti, geriau jaustis ir ilgiau gyventi. Wellness industrija labai gerai palaiko taip vadinamieji baby boomeriai. Tai žmonės, kuriems šiandien nuo 40 iki 60 metų. Aš irgi esu baby boomeris. Tai karta, kuri šiandien turi daug. Techniką, kompiuterius, automobilius, butus, namus, daugiau, mažiau. Mes daug kas spėjome įsigyti mūsų amžiuje. Mes tik neturime, žinote ko? Atspėkite, aš jums padėsiu. Mes jau neturime tos sveikatos, kurią turėjome jaunystėje. Ar sutinkate? Ir žinome, mes jau neatrodome taip pat, kaip atrodėme būdami 20-30. Todėl baby boomeriai ieško ir vartoja tokius produktus, kurie padės mums jaustis geriau, atrodyti geriau ir gyventi ilgiau. Štai kodėl Xumo Worldwide yra sekantis puikus brandas, kuris padeda žmonėms išsaugoti sveikatą, prailginti jaunystę. Atkreipkite dėmesį į šitą nuotrauką. Jūs matote žmonės maždaug to amžiaus. Dabar jau atsiranda jaunų žmonių komandoje. Ir tai mūsų vaikai. Jie pas mus ateina. Jie nori išsaugoti savo sveikatą, o ne atstatyti vėliau. Pavyzdžiui, mano mažasis sūnus, kuriam bus 8, jis mūsų šeimoje yra svarbiausias distributorius tikriausiai, todėl, kad jisai nešasi savo buteliuką į mokyklą ir visiems reklamuoja mūsų vandenį. Tai va, tie žmonės, kurie norėtų gauti papildomų pajamų, skleisti informaciją apie mūsų produkciją, mūsų programą, jūs galite sukurti papildomų pajamų. Taip, jeigu jūs einate į darbą, kodėl jums negavus papildomų pajamų už geros naudingos informacijos skleidimą? Tačiau tie žmonės, jeigu jūs esate būtent tas žmogus, kuris atėjo čia į mūsų finansinį seminarą ir jūs jau
pamylote tinklinio marketingo industriją, jums patinka šita industrija, bet dar ieškote tos programos, kurioje jūs padarytumėte karjerą, programos, kuri reikalinga visiems be išimties, programos, kurios dėka jūs galėtumėte pakilti į šlovės viršūnę, sukurti savo šlovę, tapti šitos industrijos žvaigždė. Aš tikiuosi, jūs pamatėte, kad Xumo Worldwide tai yra ta programa, kurioje jūs galėtumėte įvykdyti visas savo ambicingas svajones. Taigi, sveikata be abejonės yra labai svarbi. Ir mes apie tai daug pasakosime, kviesime jūs ir jūsų svečius į paskaitas apie sveikatą, apie kokybiško vandens vartojimą. Jeigu jūs arba aš, tarkim, turėtumėm net $1 000 000, bet neturėtumėm sveikatos, tas milijonas neatneštų mums džiaugsmo. Ir jūs tai visi suprantate. Todėl, žinoma, sveikata yra labai svarbi. Bet šiandien neturtingų žmonių, užsirašykite tai, yra daugiau negu sergančiųjų. Ir jūs klausite, kodėl taip yra? Aš pasakysiu, jeigu jūs esate jaunas, geros fizinės būklės, bet jūsų kišenė tuščia, jeigu jūs negalite sau leisti nusipirkti naują automobilį, gražius baldus į namus, jeigu jūs studentas negalite pakviesti merginą į kiną, į kavinę arba nusipirkti gerus džinsus, gerus daiktus, jūs tikrai žinote, kad nesate finansiškai sveikas. Taigi šiandien, kaip verslo konsultantė, aš jūs kviečiu į finansinį seminarą, kuriame aš norėčiau pakalbėti apie tai, kaip išgydyti jūsų finansinę būklę. Jūs tikriausiai žinote, gal ir ne, kad yra 2 būdai užsidirbti pinigų. Egzistuoja senas pasaulis, kuriame vyksta aktyvus darbo laiko keitimas į pinigus. Tai yra, mes einame į darbą, mums moka pinigus, bet reikia tik nustoti eiti į darbą. Kas atsitinka su pinigais? Mums nustoja mokėti. Tai va, gyventi tame pasaulyje mūsų ruošia mokykloje, mums sakydavo, dukrelė, sūnelė, mokykis ir bus laimingas. Bet mums niekas nepaaiškino, kiek mums reikės dirbti, kam mums reikės dirbti ir su kuo mes liksime, kaip prieisim iki pensijos. Ir pastebėkite, kad tame sename pasaulyje nėra nei vieno milijonieriaus. Kur tie turčiai sėkmingi žmonės? Tame sename pasaulyje tik darbininkai, tarnautojai ir smulkūs verslininkai. Siuvėjai, stomatologai, kirpėjai, notarai, draudikai taip pat. O štai milijonieriai, pasiturintys žmonės gyvena naujame pasaulyje, pasyvių pajamų pasaulyje. Jeigu jūs niekada negirdėjote šito žodžio, aš jums paaiškinsiu. Pasyvios pajamos tai kaip tik tokios pajamos, kurios didėja kas savaitę, kas mėnesį ir metų metais. Ir netgi po jūsų išėjimo į pensiją. Ir jos prilygsta karališkoms pajamoms, royalty, todėl kad jums moka visą laiką už vieną kartą padarytą darbą, tiek, kiek jūs esate verti. O turint netgi auksinės rankas, jums darbdavys niekad nesumokės daugiau. Ar sutinkate su tuo? Pakelkite rankytes. Ar sutinkate? Taip, matau. Ačiū labai. Ačiū. Pelnas geriau už atlyginimą. Čia aš turėjau omeny, jeigu, nes matot, labai sunku iš tikrųjų lietuvių kalba išversti kai kurios terminus. Ir šiandien vėl aš priėjau prie šito sakinio ir pradėjau galvoti, kaip jį reikia paaiškinti. Aš turėjau omeny pasyvias pajamas, jo, likutinė vertė, tikiuosi jūs suprantate, apie ką aš kalbu, jo, būtent šitas savokas. Nes man nelabai jisai irgi patinka, bet jeigu kas turės, pavyzdžiui, pasiūlymą, tai aš su mielu noru jį priimsiu. Bet aš čia būtent apie tai, kad pelnas grynas, jo,
pasyvios pajamos, likutinė vertė, grąža, vat kaip norit, reiškia, galvokite apie šitą žodį. Tai yra geriau už atlyginimą. Šiandien mes papasakosime jums, kaip jūs galite tapti mūsų komandos dalimi ir sukurti savo būtent tokias pajamas. Kiekvienas iš jūsų kartu su mumis gali sukurti puikų verslą. Atkreipkite dėmesį, kad mes nieko neparduodame. Jeigu jūs nemėgstate pardavinėti, jūs patekote į teisingą kompaniją, todėl kad mes nieko neparduodame. Mes tiesiog dalijamės informaciją su žmonėmis. Apie ką mes pasakojame? Mes pasakojame apie mažą produktą, kurį dedame į vandenį ir kuris paverčia negyvą vandenį gyvuoju. Štai ir viskas. Mes pasakojame savo istorijas, kaip mes jaučiamės ir žmonės nori jaustis lygiai taip pat kaip ir mes. Todėl žmonės užsiregistruoja į mūsų kompaniją, užsako produktą, o jums, mielieji, kompanija siunčia kiekvieną penktadienį čekius. Tiksliau, perveda pinigus į Amerikos banko kortelę. Neblogai, ar ne? Taigi, jūs galite sukurti savo imperiją ir praturtėti su Xumo Worldwide kompanija. Šiandien mes ieškome tik tai keletą rimtų partnerių verslui. Koks jūsų pasirinkimas? Arba jūs toliau vaikštote į darbą, mielieji. Patikėkite, aš nenoriu jūs įtikinėti mesti darbą. Tęskite jūsų darbą, juolab, jeigu jis jums patinka, jeigu jūs turite gerą darbą, jeigu jūs turite tam pašaukimą, pavyzdžiui, gydytojas, pedagogas, teisininkas, nežinau, stomatologas ir taip toliau. Labai gerai. Tačiau tai yra jūsų planas A. Ir mums visiems jisai reikalingas, bet pradėkite vykdyti B planą, todėl kad jūsų darbas gali bet kuriuo momentu nutrūkti. Mūsų grupė yra žmonių, kurie jau šiandien mums yra dėkingi. Jie sako, šiandien praradus darbą, visa laimė, kad jau turiu menkutį verslą ir jis jau auga ir jisai aug vis tiek. Ir aš galiu nepergyventi, nėra streso, suprantate, tai labai svarbu turėti B planą. Užsirašykite tai. Ir jūs galite tęsti vaikščioti į darbą. Bet šita situacija skatina mus gyventi nuolatinėje baimėje, prarasti darbą. Apie tai rašo Business Week laikraštis, žurnalas Time rašo, kur mano atlyginimo didėjimas. Įsivaizduokite, kad jūs dirbate nuo atlyginimo iki atlyginimo, už tą menkutę sumą, už kurią negalite sau leisti nusipirkti pačių reikalingiausių dalykų. Bet apmaudu tas, kad atidirbus už tos pinigus, išėjus į pensiją, jūs vis tiek turėsite tęsti darbą. Apie tai rašo Time, tai sakau ne aš, Olga Grigienė. Apie tai kalba masinio informavimo priemonės visame pasaulyje, kad žmonės išėję į pensiją tęsia darbą. Jūs tikriausiai prisimenate jūsų tėvus, kurie išėję į pensiją tęsia darbą. Ar jūs norėtumėte toliau dirbti, išėjęs į senatvės pensiją? Aš asmeniškai savo pasakiau, jokių būdų. Štai kodėl prieš 4 mėnesius aš padariau teisingą pasirinkimą. Užsiregistravau į Xumo Worldwide su paketu $199 ir su šiuo paketu aš įgijau kvalifikaciją gauti visus komisinius ir išmokas, kurias siūlo mums Xumo Worldwide programa. Ir dabar tiems žmonėms, kurie atėjo pas mus tam, kad sužinoti, kaip galima, dirbant iš namų, sėdint prie kompiuterio, patogiuose sąlygose, savo namuose, savo mieste, svetimam mieste, svetimoj šaly, nesvarbu, kur tik yra internetas, užsidirbti pinigų, kurti savo pajamas. Ir todėl dabar didelis prašymas visiems jums. Dar kartą, aš sveikinu jūs, kad prisijungėte prie mūsų kambario. Dabar paruoškite rašymo priemonės ir sąsiuvinius ir užsirašykite skaičius, todėl kad aš galiu jums pasakoti daug,
naudingos informacijos, tačiau jūsgi suprantate, kad matematika niekada nemeluoja. Taigi, dabar jūs pamatysite, kaip dirba skaičiai mūsų programoje. Pradedame antrą dalį apie finansus. Xumo Worldwide siūlo mums 8 mokėjimo programas. Aš jūsų nevarginsiu, aiškinant visas programas, kitaip mes neišsiskirsime iki rytojaus. Jūs šiandien sužinosite tik apie 4 programas. Prašau, užsirašykite. Darbo sąlygos. Bet koks verslas, bet koks darbas turi savo sąlygas. Ir jeigu jūs pažiūrėsit į šitą programą kaip į verslą, ji ir taps jūsų verslu. Jeigu jūs žiūrėsite ją kaip ir vandens gėrimą, ji ir liks vien vandens gėrimu. Taigi, verslo sąlygos. Pirmoji sąlyga. Nusipirkti startinį paketą. Užsirašykite tai. Nusipirkti startinį paketą. Antroji. Pakviesti į verslą tik tai 4 žmonės, kurie ateis su tokiu pat startiniu paketu. Aš sakau 4 žmonės, tam, kad visos 8 programos išmokėtų jums pinigus. Ir trečioji sąlyga – palaikyti verslo vystymąsi, investuojant kas mėnesį $100 į bet kurią kompanijos produkciją. Kaip suprantate, produkcija, be kurios niekas išgyventi negali, vanduo. Taigi, 3 sąlygos. Dar kartą. Nusipirkti startinį paketą, pakviesti 4 žmonės, palaikyti verslo vystymąsi, investuojant $100. Dabar pažiūrėkite mūsų skaičius. Taigi, mes pradėjome verslą su paketu, atsiminkite, kad tai yra vienkartinis pirkinys. Pradėjome su paketu už $199. Noriu įspėti, kad mes turime keletą startinių paketų. 199, 299 ir $499. Aš dirbu būtent su šito paketu, todėl jums ir rodau jį. Ir daugelį Europos šalių ir Lietuvoje dirbama su šiuo paketu. Pavyzdžiui, Rusijoje, Amerikoje rekomenduojama dirbti su paketu už $299. Jis yra didesnis, jūs gaunate daug įvairios produkcijos, išmokami puikus komisiniai. Jeigu jūs norėsite sužinoti, kaip dirbti su kitais paketais, kreipkitės į tą žmogų, kuris jūs pakvietė ir jums papasakos, kaip dirbti su didesniais paketais. Taip pat kompanija turi dar mažus paketus už $25, $50, $100 pastoviems vartotojams. Šitoj vietoj noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad už visus šitos 3 paketus jūs mokate vienodai už atsiuntimą pašto išlaidas $9.99. Dabar jūs vykdote antrą sąlygą. Jūs kviečiate į programą 4 draugus, kurie nori būti sveiki ir turtingi. Mums kitokių nereikia. Taigi žiūrėkite. Jūs kviečiate pirmą savaitę 4 draugus. Už kiekvieną pakviestą žmogų kompanija jums išmokės $50. Jūs užsidirbate $200. Rašykite. 4 kart 50, $200 pagal greitos pradžios programą. Dabar aktyvuojama antra programa. Dual programa. Finansinio suklestėjimo programa. Štai čia, šioje programoje, jūsų ketvirtukas dalinasi į 2 komandas. 2 žmonės į kairę, 2 žmonės į dešinę. Kompiuteris tai padarys automatiškai. Tai sukurs ciklą ir jums išmokės $24. Jūsų 4 žmonės pakliūna į trečią programą. Rapid Reward programa. Ir čia jums išmokės $80. Taigi, pažiūrėkite, jūs padarėte vieną veiksmą. Pakvietėte 4 žmonės. Užsidirbote $304.
Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į sekantį faktą. Jeigu jūs šiandien pasakysite, kad viskas patiko, noriu vandens, noriu turto, noriu visko, bet neturiu šitų pinigų, aš jums atsakysiu, šiandien tų pinigų beveik niekas neturi visam pasaulyje, bet kuriuo atveju daugelis žmonių. Bet kai jūs matote tokį planą ir tokį premijos išmokėjimą, jūs tikrai galite paskolinti kreditinę kortelę iš savo draugo, pažįstamo, giminaičio, pakviesti 4 žmonės, padaryti visas šitas sąlygas ir jūs gražinote savo pinigus, atiduodate jūs ir dar gaunate laikrodį dovanų. Dar papildomas siurprizas iš Xumo Worldwide. Dirbant su paketais, su bet kokiais, jūs apart pinigų užsidirbate taškus 2 nemokamiems kruizams 2010 metais. Žiūrėkite, jūsų 4 žmonės duoda jums 200, čia pagal Dual programą 24, pagal Rapid Reward programą 80. Jūsų grąža yra $304. Su paketu 299 beveik viskas tas pats, tik pinigų truputį daugiau. Todėl, kad už tokių paketų pardavimus jūs gaunate po $90. 4 kart 90 ir šitoje vietoje yra $360. Bet čia yra skirtumas. Ir skirtumas yra taškuose. Vėlgi, už tą patį veiksmą, už tos pačius veiksmus jūs gaunate daugiau pinigų ir daugiau taškų. 12 taškų, o čia 8 taškai už šitą mažą paketą. Iki kruizo, iki šitos programos pabaigos mūsų liko iki birželio 30 dienos. Taigi laiko aišku yra nedaug, tačiau vienas kruizinis bilietas kainuoja 40 taškų, 2 kruiziniai bilietai kainuoja 80 taškų. Taigi 40 taškų jūs galite padaryti, kai pakviesit 20 žmonių į programą iki birželio pabaigos. Jeigu jūs surinksit nors 20 taškų, jums jau gražins kompanija pinigus, dalį pinigų. Gerai. Dabar jūsų 4 žmonės. Jūs matote, štai jie ekrane, jūsų žmonės, mielieji partneriai. Ką jie veikia? Jie veikia tą patį, ką jūs veikiate. Procesas nesikeičia. Jūsų 4 žmonės kviečia savo 4 žmonės. Atsiranda 16 žmonių jūsų organizacijoje. Jie taipogi pakliūna į Dual programą. Tik tai čia jau komanda iš 10 žmonių ir kairiai pusiai irgi 10 žmonių. Ir čia už ciklą jau išmokami $120. Toliau jie pakliūna į trečią programą, greito apdovanojimo programą. Ir čia jūs atsimenat, už pirmą lygį, už savo 4 jūs jau gavote $80. O dabar už jų 16 žmonių jie pakliūna į 2 lygį ir čia jau jums gražina $240. Dar plus jūsų žmonės, jūsų mielieji partneriai, jūsų draugai jau pradeda gauti pinigų, gauti čekius. Ir šiuo atveju jau nuo jų čekių jūs gaunate $24. Ir bendra suma yra $664. Faktiškai šitą programą galima įveikti per pirmąjį mėnesį. Dabar aš norėčiau, kad jūs įsivaizduotumėte, kad iš jūsų čiaupų vietoj paprasto toksinio vandens tekėtų auksinių monetų srautas. Aš nejuokauju. Jūs žinote,
Aš noriu, kad jūs patys dabar pamatytumėte, kaip tą srautą jūs patys savo sukursite. Praeitais metais kompanija įdėgė mums naują išmokų planą, finansinio klestėjimo programa. Ji vadinasi Dual programa. Štai kaip viskas vyksta. Mano prezentacijos pirmoje dalyje jūs girdėjote, kad mes turime produktą, kuris paverčia negyvą vandenį gyvuoju. Jūs tai tiksliai girdėjote. Įsivaizduokite, kad jūs šiandien vartojate vandenį su X3, X2. Jūs pajungėte 4 žmonės, o gal ir 10 žmonių, ar net jūs pakvietėte visą miestą į mūsų programą, aš jūs pasveikinsiu. Įsivaizduokite, štai jūs pakvietėte 4 žmonės. Ir jūsų žmonės pakvietė 4 žmonės. Ir štai žiūrėkite, kai tik pas jūs matote šią skaidrę, 2 pakvietė jūs, mėlynos spalvos, 2 jau pakvietė kiti, pavyzdžiui, jūsų sponsoris arba jau jūsų partneriai atvedė savo partnerius. Kai tik tai atsiranda 4 užsakymai po $100, jūs atsimenat, trečioji verslo sąlyga yra kiekvieną mėnesį palaikyti verslą $100 pirkimo. Taigi, kiekvieną mėnesį kiekvienas jūsų žmogus, kiekvienas jūsų struktūros partneris, jisai pirks prekes. Taigi, kai atsiranda 4 užsakymai po $100, jums už ciklą išmokami $24. Ir žiūrim, kas gaunasi toliau. 4 užsakymai, nesvarbu iš ko jie atėjo. Ar iš jūsų, ar iš jūsų žmonių, ar iš jūsų sponsorių. 4 užsakymai, $24. Dar 4, 24. Dar 4, dar 24. Ir tai pradeda kauptis ir patekti į jūsų sąskaitą. Kas savaitę, kas mėnesį, kas met. Kuo daugiau žmonių prisijungs prie jūsų, tuo didesnį pinigų srautą jūs turėsite, kadangi kiekvieną mėnesį visi pirks produktą. Jūs matote skaičius. 100 žmonių sudaro 25 ciklus ir tai pagal vieną tik tai programą jums išmokama $600 komisinį. 1000 žmonių sudaro 250 ciklų ir tai yra $6000. Aš tikiuosi, jūs matote šioje skaidrėje, kad amerikietiška svajonė turėti $100,000 pajamų į metus gali greitai išsipildyti kiekvienam iš mūsų. Atsiprašau. Įsijungia parduotuvę. Kadangi Dual programa leidžia mums sukurti organizaciją iš 2500 žmonių, užsirašykite tai, padalyta į 2 komandas, 1250 iš vienos pusės, 1250 iš kitos pusės. Kairė, dešinė. Viskas prasidėjo nuo ko? Nuo jūsų pirmo ketvirtuko. Jūs pakvietėte 4, jie 4, toliau dar 4 ir pradėjo plėstis organizacija. Ir tai sudarys pakankamai ciklų ir suveiks visos kitos programos, kurios sukurs savaitės 25 000 čekį. Tai yra mano tikslas. Aš noriu gauti šitokį čekį. Aš jau esu kelyje į tai. Dabar mano tikslas padėti jums priimti tinkamą sprendimą, kartu skleidžiant informaciją apie mūsų programą. Dabar aš jums noriu parodyti sulyginimą, kokiu būdu dar įmanoma gauti tokias pasyvias pajamas. Pavyzdžiui, jūs turite depozitą su 5% metinių palūkanų normos. Tam, kad gauti kas mėnesį $200, jūs turite laikyti banke 50
tūkstančių dolerių. Jūs matote toliau. 600 ir tam, kad turėti tos pačius 25 tūkstančius dolerių, kas mėnesį reikia laikyti va tokią apvalį sumelę. 6 milijonai dolerių tai yra labai gera suma. Kaip jums atrodo, mylėjai? Koks variantas yra labiau priimtinas ir mums su jumis, kuris yra priimtiniausias? Vieną kartą įdėti į banką 6 milijonus dolerių. Tikriausiai daugelis žmonių dabar juokiasi. Man pačiai juokinga. Jo. Taip, teisingai. Bet skaičiai nemeluoja. Taigi, kas geriau, 6 milijonai dolerių per vieną kartą? Arba 300, arba 400, 500 dolerių. Ir viskas, jūs jau vieną koją stovite ant mūsų kelio prie milijonų. Tai tiesa. Mes dar turime autočekį, jūs galite važinėti savo svajonės automobiliu, kai bendra apyvarta siekia 75 tūkstančius. Kompanija papildomai moka jums 750 dolerių ir jūs galite... Atsiprašau. Gerai, kad turim tokį vandenį. Stebuklingą. Kompanija moka jums 750 dolerių ir jūs galite apmokėti bet ką, ne tik automobilių leasingą. Tačiau aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį štai ką. Tikriausiai dabar po šito pristatymo jūs suvokėte, kad vandens kokybė visame pasaulyje prastėja ir Extreme X2 bus reikalinga žmonėms kiekvieną dieną, po metų, po 10, po 100. Greitų laikų šitas produktas atsiras kiekviename name. Aš asmeniškai to pasirūpinsiu. Ir aš jau pasirūpinau tuo. Tai vyks jūsų pagalbos dėka arba be jos. Jums būtų naudingiau, kad tai įvyktų su jūsų pagalba. Pagalvokite, ar jūs gąsdina ekonominė krizė, apie kurią rašo masinio informavimo priemonės? Atsakymas turi būti ne. Todėl, kad su tokia produkcija ir pinigų išmokėjimo programa jūsų finansinė padėtis bus visiškai užtikrinta. Gyvenimas yra nuostabus, kai tu tiksliai žinai, kuo nori tapti ir ką nori turėti. Dabar aš turiu jums klausimą. Kas jūs labiausiai sudomino iš to, ką jūs šiandien išgirdote? Gal kuri nors iš jūsų sudomino pinigai? Labai gerai. Kažkam įdomu padėti kitiems žmonėms gauti daugiau pinigų, sveikatos. Kuri nors sudomino naujas gyvenimo stilius? Sukurkite jį su mumis. Šiandien aš jums papasakosiu apie keliones, nemokamos keliones, į kurias mes plauksime šiemet. O dabar jūs pasirinkite jūsų domėjimosi lygį nuo 1 iki 10. Ir jeigu jūs pasirinksite skaičių iki 5, jūs galite tapti mūsų kompanijos klientu. Gerkite vandenį, būkite sveiki. Bet jeigu jūs pasirinksite skaičių nuo 5 iki 10, tai reiškia, kad jūs tas žmogus, kurį mes ieškojome. Mes atėjome į programą su paketu 199 dolerius. Tai produkcijos pirkimas jūsų asmeniniam naudojimui. Jūs gaunate nemokamai distributoriaus ID ir 6 nemokamus web saitus. Priėjimą prie geriausių industrijos lyderių trenerių, industrijos lyderių apmokymų, kurie išmokins jūs dirbti iš namų su kompiuteriu, kuriant pajamas. Taip pat apmokymus gimtąją kalbą. Dabar jūs valdote informaciją, turite galimybę visiškai atsakingai pakeisti savo gyvenimą. Xuma Worldwide turi puikią misiją išsaugoti daugelio kartų sveikatą. Nuo ko prasideda nauja karta?
argi ne nuo mūsų mažylių? Dabar šią minutę galimybę pakeisti jūsų gyvenimą beldžiasi į jūsų duris. Ar jūs ją atversite? Dabar mes renkame 1000 žmonių į kruizą, kurį kompanija mums suteikė šiais metais. Jūs galite paklausti. Olga, man viskas patinka šioje programoje, vienintelis dalykas aš nežinau, ar sugebėsiu tapti sėkmingu, nes neturiu visiškai jokios patirties dirbti tinklinėme marketinge. Aš jūs nuraminsiu. Mes turime sėkmės sistemą, kuri vadinasi Aš irgi taip galiu. Jūsų užduotis – surasti žmonių, kurie nori būti sveiki ir turtingi. Atsiminkite, mums kitokių nereikia. Turtingi ir sveiki. Jūs surandate žmonių, prijungiate juos, štai jie jūsų mėlyje žmonės, įveskite juos į programą, kuri susidaro iš pristatymų, apmokymų ir paskaitų. Jūs šiandien esate čia, jūs gaunate šitą informaciją ir tikriausiai jau žinote, kaip prisijungti prie konferencijos. Todėl labai lengvai nusiųsite savo draugams nuorodą ir jie jau per kitą konferenciją taip pat lengvai pasijungs, kaip tai padarėte jūs. Todėl jūs šiandien pasakysite, aš irgi taip galiu, kaip padarė tą žmogus, kuris jūs čia pakvietė. Ir jūsų draugai pasakys, aš irgi taip galiu. Ir kiekvienas žmogus pasakys, aš irgi taip galiu. Ir aš irgi taip galiu. Visi žmonės gauna tą pačią informaciją. Žmonės prisijungia prie to paties web kambario ir kiekvienas gali tai padaryti. Žmonės gauna informaciją. Viskas, kas jums pasiliks, tai užduoti jiems klausimą. Kas tave labiausiai sudomina? Pajamos, dovanos, kelionės arba viskas kartu? Atsakymą jūs žinote. Šiandien jūs man atsakysite, kas jūs labiausiai sudomino. Ta pati atsakys jums ir jūsų draugai. Po to, kai jūs nusipirksite startinį paketą, jūs turėsite galimybę dalyvauti apmokymuose, kurios veda asmeniškai Irena Savchin naujiems partneriams pirmadieniais. Todėl, jeigu jūs nors truputį suprantate rusiškai, aš jums labai patariu lankyti visus apmokymus rusų kalba. Dabar šiuo metu trečiadienį, kai vyksta mano konferencija, 7 valandą, būna būtent, reiškia, paskaita apie vandenį. Visada trečiadieniais, kad jūs žinotumėt. Nes tikriausiai dėl šito, būtent dėl šito, mes pakeisime laiką. Nes ką ten sakoma, yra na kaip jums pasakyti, ten tikrai kiekvienas žmogus, nesvarbu, daktaras, mokslininkas, kiekvienas žmogus toj paskaitoj atras savo naujienų. Tai yra absoliuti tiesa. Tai vat, žinokite tai, kad tokių paskaitų ir apmokymų vyksta kasdien po 3-4 kartus per dieną. Taigi, jeigu nors 3-5 žodžius suprantate, vis tiek eikite. Jūs pagausite tą energiją, lektorių ir matysite tos pačius skaidrės, tas pačias skaidrės, kadangi visas pasaulis mes rodome tas pačias prezentacijas. Ir jūs tikrai greičiau prie to priartėsit. Jo? Ateityje, aišku, atsiras išverstų lietuvių kalbą apmokymo, aš dirbu su tuo, tačiau visos medžiagos tai neįmanoma išversti. Ir kiekvieną dieną norisi kažką naują pasakyti, ir kiekvieną dieną atsiranda kažkokie nauji rezultatai ir nauja patirtis ir norisi pasidalinti. Ir tai tiesiog neįmanoma. Tai kad tiem žmonėms, kurie nors 3 žodžius suprantate,
užeikite į kiekvieną apmokymą centralizuotą, kuris vyksta. Tai va, jūs turite kvalifikaciją, ID distributoriaus, aistringą norą praturtėti ir prašau, ateikite į kiekvieną konferenciją, gaukite informaciją ir darykite. Mano prezentacija jau eina į pabaigą, laikas pilnai išeikvotas, bet aš dar norėčiau jums parodyti štai ką. Pažiūrėkite, prašau, 2010 metų vizija. Visi mūsų planetos gyventojai geria vandenį. Pajunkite žmonės prie mūsų programos. Kiekvienas žmogus, kurioje šalyje jis begyventų, kiekvieną dieną gauna iš mūsų informaciją. Pažadėkite savo, kad kiekvienam kaimynui, kiekvienam draugui jūs papasakosite apie mūsų buteliuką, tam, kad metų gale jau važinėtumėte su nauju automobiliu, kurį jūs galėsite leisti savo nusipirkti šioje programoje. Štai informacija apie tai, kaip patekti į laivą nemokamai. Aš jau truputį paminėjau, kad paketų pardavimai duoda ne tik pinigų, bet ir taškų. Nuo paketų priklauso taškų skaičius ir jau mes paskaičiavom, tam, kad surinkti iki birželio 30 dienos 40 taškų, reikia užregistruoti arba 20 žmonių su paketu ant $199 arba, kiek čia išeina 40 dalinti, 7 žmonės su paketu už $299. Tai va. Ir dabar aš noriu parodyti, kur mes plauksime šiais metais. Ir nuotraukų iš praeitų metų kruizų truputį čia. Va čia mūsų Irina Savčin, čia mūsų lyderė, mūsų organizacijos, mūsų grupės, kuri pirmoji iš Amerikos atnešė į Rusiją ir taip paplito jau iki mūsų daėjo irgi ir paplito per visą pasaulį, aišku. Čia yra Ken Marsh, marketingo direktorius, čia yra prezidentas Ron Howell, čia yra žmonės iš viso, aišku, ne iš viso pasaulio, bet Amerika, Kazakstanas, Gruzija, Rusija, Norvegija, Gruzija, Rusija, man atrodo, Ukraina, Kazakstanas ir taip toliau. Jūs matote, žmonės linksminasi, taip pat atrodo kruizai. Ir tiesiog jie gavo informaciją anksčiau už mūsų. Kas prieš 2 metus, kas prieš metus, jie gavo lygiai tokią pat informaciją. Ir štai šiai dienai aš jums rodau jų nuotraukas. Aš tikiuosi, kad kitais metais mes rodysime savo nuotraukas visam pasauliui. Bet mato, čia Irina, čia Svetlana Pachilenka irgi iš Amerikos. Čia vat šou, čia okeanas, čia viskas gražu, šviesu. Taip, mes plauksime. Pirmas kruizas per Meksikos rivjerą, jisai prasideda spalio 3 dieną. Reikia atskristi į Los Andželę ir iš tenais mes plauksime laivų. Cabo San Lucas, Mazatlanas, Puerto Vallarto. Va toks mūsų kruizo maršrutas bus. Antras kruizas Viduržemio jūra, Italija, Graikija, Kroatija prasideda lapkričio 6 dieną. Reikia atskristi į Veneciją ir iš ten prasideda mūsų kelionė. Agona, Graikija, Santorini, Graikija, Korfu, Dubrovnikas, Mykonos, Atenai. Bet taip atrodo mūsų
šitas kruizas. Europos kruizas. Aišku, į Europos kruizą atvažiuos daugiau žmonių negu į Meksikos kruizą. Ir va šitoj aikštėj mes darysime bendrą nuotrauką. Ir aš tikiuosi, kažkas iš jūsų tikrai bus šitoj nuotraukai, kadangi jūs jau šiandien atėjote čia į mūsų finansų seminarą ir paaukojate savo laiką, serialus galbūt naujienas per televiziją, atėjote, išklausėte ir jūs turite visą vakarą dar priimti sprendimą ir tam, kad skubėti, nes mes turime skubėti. Čia dabar aš noriu parodyti jums mūsų grupės saitą, galite užsirašyti arba jums atsiųs jūsų sponsoris arba žmogus, kuris jūs atvedė, kadangi šitam saite yra visa medžiaga mūsų grupės. Ten surinkta tikrai labai daug istorijų, liudijimų, nuotraukų, verslo medžiagos, apmokymų įrašų, kur taip pat tvarkaraštis ten visada yra savaitės. Būtinai išmokite juo naudotis savo labui, kuriant savo laimingą ateitį. Ir dabar mano seminaras eina į pabaigą. Aš atsidarysiu mikrofonus visiems, kas turi klausimų, būtent šią temą. Laiko mes turime, kiek čia mes turime, visai mes turime, aišku, bet vis tiek aš noriu atsidaryti mikrofonus, prašau klauskite, arba gal norite kas nors kažką papasakoti, savo istoriją, savo pastebėjimus. Prašau, visiems bus įdomu. Tai tikriausiai netgi labiau įdomu žmonėms išgirsti istoriją apie mūsų produktą, apie mūsų programą, arba kas su jumis atsitiko, ką jūs sutikote galbūt ir taip toliau. Prašau, klauskite arba pasakokite. Aš atsidarysiu mikrofoną. Niekas nenori nieko paklausti. Na, nors padėkokite man tada. Aš vis tiek atsidarysiu mikrofoną. Gerai, ačiū toj, Raimondai. Prašau, mes jūs girdim. Prašau, jūs eteryje. Alio? Taip, prašau, kalbėkit. Labai norėčiau. Iš kur jūs esat, pasakykite? Iš Airijos. Malonu. Taip. Na, labai buvo džiugu girdėti tam tikrą informaciją. Ir noriu pasakyti, kad aš jau beveik trečią mėnuo, kai vartoju tą vandenį, gyvą vandenį, ir atkreipiau dėmesį, kad, na, kaip jums pasakyti, aš galiu dabar geriau išsimiegoti, todėl kad mano darbas yra labai sunkus, tenkantis grafikas ir, na, labai sunku normaliai atsipalaiduoti. Ta prasme, mažiau laiko reikia, jo? Taip. Tai dabar jau vietoj kokių ten 9, ten 10 valandų tokio ten gulėjimo. Man užtenka ten 6-7. Aš sveikas, energingas, geriau jaučiuosi, nu tai tikrai, žinot, laimingas, galima sakyti. Labai gerai. Dar ką pastebėjot? Gal dar ką nors pastebėjot? Prašau? Gal dar ką nors pastebėjot? A ką jūs tik tai vandenį geriat? Gal fokusą geriat irgi? Ne, tai fokusą irgi naudoju. Taip. Na ir po fokuso vartojimo atkreipiau dėmesį, kad, na, kažkaip darbė ten darbas toks susijęs ir su popieriu, su viskuo, tai mažiau klaidų. Su koncentracija, jo? Dėmesio, jo. Taip. Vat, jo bendradarbis paėmė visai šeimai ir duoda gerti vandenį ir dukrai. O dukrai ten 1,5 metų dar nėra. Ir sako, viskas gerai.
Vandenį ar Focus Up? Ne, tik tai vandenį. Vandenį, jo, nes aš vat noriu, ačiū Jums labai, Raimondai, labai dėkui tikrai, sėkmės Jums, jo. Aš noriu, gerbėmėjai, dar Jums pasakyti, galbūt kas nors nežino, tai aš noriu tiesiog perspėti. Focus Up vis dėlto reikia gerti iš ryto, jo, 1/3 to pakelio, išberti į buteliuką, jo, ir kas turi aukštą spaudimą, tai pradėkite po mažų, po truputį. Jo? Vat šitą žinokite. Viskas labai gerai, viskas labai puiku, tačiau jūs galite nesuprasti, kas su jumis vyksta tiesiog, nes energijos tas toks lygis iš karto jisai didėja, iš tikrųjų. Ir akis atsimerkia irgi iš tikrųjų. Tai va. Gerai, kas nori dar ką papasakoti arba pasakyti, arba paklausti, prašau, kol mes eterį ir dar turim keletą minučių. Raimondai, jūsų ranka kabo dar, jo? Aš taip suprantu. Jūs dar kartą paspauskite į šitą mūsų. Taip, ačiū. Prašau, gerbėmėjai svečiai, o kas pirmą kartą dalyvauja? Ponas Vidmantai, gal aš galėčiau jūsų mikrofoną atsidaryti? Ponas Vidmantai, labas vakaras. Labas vakaras. Ar kaip jums patiko informacija? Mes jūs girdime visi. Alio, ponė Vidmantai? Tikriausiai kažkas su mikrofono galbūt nenori kalbėti. Gerai, tiek to, jeigu niekas neturi klausimų,